Treneri, baigėsi rungtynės, baigėsi ketvirtfinalio serija, kelialapis finalo ketvirtą iškovotas. Tiesiog apibūdinkit šias rungtynes ir apskritai galbūt visą ketvirtfinalio seriją. Serijos, aišku, norėjusi stipresnės, kad rimčiau pasiruošti, bet šiandieną pasidarėm savo dalykus, kuriuos buvom susiplanavę ir, manau, pasiruošę. Svarbu, kad nebūtų traumų ir į finalo ketvirtą. Šiandien nerungtyniavo Giedrė Rubackienė. Ar sveikatos problemos, ar tiesiog norėtų pataupyti savo vieną komandos lyderių? Šiek tiek vakar treniruoti pirštą susidūrė, tai šiandieną pasaugojom. Kas bus svarbiausia per šią savaitę iki finalo ketvirto? Svarbiausia, neiškristų ligom, nes vis kankina tie peršalimai ir gripai, tai jeigu tu nebusi pilnos sudėties startuoti, tai mes pasiruošę. Taigi baigėsi rungtynės, jūsų komentaras apie šias rungtynes ir galbūt apskritai apie ketvirtfinalio seriją. Ketvirtfinalio serija mums nebuvo labai didelio tokio kaip pasipriešinimo, bet stengiamės vykdyti savo tikslus, ruoštis kitam savaitgaliui, tai ir matys, manau, rezultate, kad ruošiamės. Kas bus svarbiausia per šią savaitę iki finalo ketvirto siekiant kuo geriau jam pasiruošti? Toliau eiti savo žingsniais ir laikyti savo plano. Gali dabar pasinaudoti eteriu ir pakviesti savo sirgalius atvykti į Rygą. Tai kviečiame kuo daugiau, tuo smagiau, tuo didesnis palaikymas, tuo didesnė mums motyvacija. So tell me your impressions about tonight's game. Well, it was a tough game, but Kibirkštis, congrats to them. They have a good team this year. Good luck to them. But about the game, it's games like these that you learn from the most. It's seasons like these. It hasn't been the greatest season for us. Next step for us is the Latvian. What is it? The quarterfinal? No, it's the finals. So we'll take what we can from this game and move forward. What will be the most important thing for you to improve your game before the semis of the Latvian League? I think it's defense, definitely defense. Everything starts from defense, and only then we can think about offense. Definitely how to defend our bigs and the mismatches all around. So yeah. How could you describe the whole season in the Baltic League for your team? We had our ups and downs, but like I said, it's seasons like these that you learn from the most. So, yeah.